Ką sekmadienis atvarėm į mytą. Vakar varžybas vyko, biškis reguliuoju, bet kadangi šiandien bus dragas, tai galvoju reikia tavo felonį pasiimt biškį palaikyti. Tai va atsivežiau, bandysim su 4 sesais, paskui įsidėsim 6 sesus. Nu čia žiūriu, kolegos irgi turi rimtos technikos atsivežę. Eisim apžiūrėsim. Dar toks irgi reikaliukas. Wow. Tai normaliai. Tai žodžiu, atsivežiau dar tokį sendaikčių turgui nusipirkęs Karsono modeliuką. 2 vadai jisai žodžiu. Esmė kame, kad pakeičiau jam greičio reguliatorių. Fainas iš tikrųjų, vat, pabandysim šiuo dar pasivažinėti ir šiaip planas toks, kad būtų paskelbt konkursą, kad nežinau, koks žiūrovas galėtų laimėti, kaip sakant. Jam trūksta dar pakrovėją, tai važiuosiu į RC Max. Už laimėtus čekius per varžybas nupirksiu pakrovėją. Tai bus visas komplektas, pakrovėjas, akumuliatorius, pultelis, modelis. Pultelis yra neoriginalus, čia nuo Dromido kažkokio modelio, bet dabar pasibandysim, pavažiuosim, šiaip sveikia, nežinau kiek toli traukia. Tai va, dabar pradžią einam, pasižiūrėsim, kas gero yra čia, ką žmonės atsivežė, padraguosim, pasilinksminsim, tada išbandysim šitą, važiuosim, nusipirksim pakrovėją, kad būtų pilnas komplektas. Einam, pažiūrėsim, ką kiti turi. Savo kursas toksai. Ne pirmą kartą matė jų esatį, tai smagus dalykas, ten Slanas su Danila atsivežė rimtos, kaip sako, technikos, benzinai. Kiek čia kubatūros? 26. Ir 23, man atrodo. Normal Savanojant Fashion išbando. Kas sutiko? Nieko, akmenis. Akmenukai. Nu, čia reikėtų gal šito Dusty coverę, žinai, kur nuo akmenį sugaudus tikrųjų labai gerai būtų. Ne, ko jisai, ventiliatorius stovi. O čia neplauna modelis. Gražiu. Nuo praeito sekmadienį. Ne, vėl spėjom grįžti dabar čia. Lenktyniavom su 4 sėsais, gerai sekės, įsidėjau dabar 6. Pažiūrėsiu, kaip su 6 sekas, paprašysiu gal kas pafilmuot. Ja, Jonai, Jungalio šaus. Gyvybė yra, serva gera. Serva tai visai labai padori iš tikrųjų dar. Pats modelis ne super greitas, jis kadangi brushedas, bet visai fainas toks fun pasivažinėti. Aišku, į dragą su jo nepadraguosi, nebent įdėjus kokį tai brushesą, 2-3 sesais į brushesą čia gerai turėtų nuleidus šitos ratukus, kad kuolą nekeltų. Saulės piešia, reiškia, paveria užtenka. Tai žodžiu, toks tas Karson modeliukas. Smėlio padangos buvo uždėtos, bet jos nudilusios. Nekeisiu, paliksiu tokias, vis tiek čia gal ant asfalto bus trynamas tas modelis toliau. Nice. Kaip vežliukai dviese. Priekinės padangos dar geros. Pats dugnas tai neatrodo, kad būtų labai smarkiai naudotas. Iš tikrųjų, kaip nežinau, iš tikrųjų nėra jis naujas modelis, bet nėra labai ir sudėvėtas, kaip sakant. Varysiu iki Keyboard Shop'o, kurią dieną nupirksiu pakrovėją ir tada paskelbsim datą. Nuo video išleidimo datos, mėnesis laiko, vyks konkursas ir tiesiog paskui laimės būdu atrinksim nugalėtoją komentarą ir padovanosim jam.
va toks pakrovėjas, žodžiu, jisai čia krauna iki 4 esų. Tai netgi žmogus ateityje, jeigu užsikabins ant RC modelių, tai net ateityje galės naudoti. Tik tai matau, kad outputas čia yra iš XC šiam. Tai reikės namie pasižiūrėti laidukus, gal ar turiu angaliukus ir sulituoti tą perėjimą, kad būtų galima krauti aną bateriją. Tai va, toks tas pakrovėjas, žodžiu. Tai skelbiam tada konkurso pradžią nuo šio video išleidimo datos. Dalinamės šito video, komentuojam po YouTube video, laikinam YouTube video ir komentaruose išrinksim nugalėtoją.